Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakultetas pats jauniausias fakultetas Klaipėdos universitete. Čia gali studijuoti tie, kurie yra susidomėję visuomenės sveikata, slauga, socialiniu darbu, rekreacija ir turizmu, medicinos technologijomis, ergoterapija. Tai labai naujos šiuolaikiškos specialybės, pabaigę šias studijas studentai yra laukiami darbdavių ne tik vakarų Lietuvoje, bet ir visoje Lietuvoje. Taigi visus kviečiame studijuoti Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakultete ir jūs galėsite tapti mūsų bendruomenės nariais, gausite įdomiausias studijas ir įgysite labai gerą ir reikalingą specialybę. Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakultetas jaunas šiuolaikiškas mokymo ir mokslo centras, kuriame vyksta modernios sveikatos mokslų studijos. Fakultete yra 6 katedros. Slaugos katedroje rengiami universitetinį išsilavinimą įgyjantys slaugos specialistai, kurie gali kompetentingai ir profesionaliai dirbti praktinį ir administracinį darbą, organizuoti šiuolaikinės slaugos darbą asmens sveikatos priežiūros įstaigose, dirbti slaugos dėstytojais, bendrosios praktikos slaugytojais. Fakultete taip pat organizuojamos sutrumpintos universitetinės slaugos studijos neuniversitetinį išsilavinimą turintiems slaugos specialistams bei medicinos seserims. Visuomenės sveikatos katedra viena pirmųjų Lietuvoje parengė ir įdiegė visuomenės sveikatos tobulinimo programas, skirtas ne tik sveikatos sektoriaus darbuotojams, bet ir plačiai visuomeniai. Šios katedros dėstytojai ir studentai kartu vykdo mokslinius tyrimus, analizuoja sveikatos stiprinimo ir gyvenimo kokybės gerinimo problemas, puoselėja vidūno sveikos gyvensenos filosofiją bei tiria jos sąsają su šiuolaikine visuomenės sveikata. Rekreacijos ir turizmo katedra yra šios specialybės bakalauro ir magistro studijų pradininkė Lietuvoje. Rekreacijos ir turizmo studijų programa pasižymi populiarumu tarp stojančiųjų dėl sparčios turizmo ir rekreacijos plėtros Lietuvoje, Europoje ir pasaulyje. Katedros dėstytojai dalyvauja ES universitetų mokslinių tyrimų projektuose, yra išvystytas platus bendradarbiavimo tinklas su analogiškomis katedromis Europoje, o studijų programoje pasiektas balansas tarp mokslo, taikomųjų žinių ir praktikos. Prie socialinio darbo katedros yra įkurtas socialinių darbuotojų diskusijų klubas, kuriame plėtojama socialinio darbo katedros ir socialinių partnerių, socialinių darbo institucijų ir organizacijų bendradarbiavimą. Sudaromos sąlygos būsimųjų socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos ugdymui neformalioje aplinkoje. Į ergoterapijos studijų rengimo programą yra įtrauktas ekspresyvių psichoterapijos metodikų ciklas, kurio sudėtyje yra poetikos ir dramos terapijos, taikomi dramos ir lėlių terapijos metodai dirbant su neįgaliais vaikais, vedami teoriniai ir praktiniai rytų medicinos užsiėmimai. Katedros dėstytojai sistemingai organizuoja ir veda kūrybinių metodų taikymo seminarus ergoterapeutams, socialiniams darbuotojams, slaugytojams, pedagogams, kultūros darbuotojams ir kitiems specialistams. Biofizikos studijų programa rengia specialistus, kurie geba vertinti biofizikinius procesus bei jų sąveikas, taikyti tradicinių fizikos, biologijos bei kitų fundamentaliųjų mokslų žinias, kuriant, tobulinant bei aptarnaujant šiuolaikinę medicininę ir kitokią aparatūrą. Taip pat įdiegti šiuolaikinės informacinės technologijas, taikyti objektinio programavimo metodus, diskretizuojant ir analizuojant įvairias laiko sekas, vaizdo objektus, žino kompiuterinės technikos panaudojimo ir programavimo principus bioinžinerijoje. Parengti specialistai gali dirbti su medicininė technika ir informacinėmis technologijomis medicinos srityje, kuriant ir platinant medicininę įrangą įvairiose mokslinėse tiriamosiose biomedicinos laboratorijose, aplinkosaugos, visuomenės sveikatos srityse, švietimo ir sveikatos apsaugos sistemose.